Sveiki, mėlyjei. Senokai buvom susitikę jau, tiksliau aš senokai dariau įrašą. Ir šiandien pribrendau padaryti įrašą panaši tema apie tėvų ir vaikų santykius ir apie hierarchiją, bet labai konkreti yra apie dovanas, apie kontrolę ir apie manipulacijas, kurias mes patirime jas gavę. Tai vėlgi prisistatau, esu Jūratė Mondeikė, terapeutė, klinikinė hipnoterapeutė, besimokanti multimodalinės psichoterapijos ir vedanti praktikas, ar ne, turinti savo kabinetą. Tai šiandieną apie dovanas. Iš tiesų, kai pas mane atkeliauja konsultacija, žmonės ir mes prieinam prie tėvų ir vaikų santykių, labai dažnai būna įsipinusios dovanos. Namai, automobiliai, butai ir panašiai. Kas čia vyksta? Dovana, taip jau visai supaprastinus, yra tuomet, kai mes su ją galim daryti, ką norim. Mes ją galim parduoti, mes ją galim išnuomoti, mes galim daryti remontus arba tiesiog elgtis taip, kaip mums yra patogu. Netgi buvo tokia, dovana mokslams. Ir vaikinas suprato, vaikinas jau vyras, nebe vaikinas, suprato, kad tai irgi yra manipulacija, nes labai konkrečiai buvo nurodyta, kam ir kur jisai turi studijuoti, kad gautų tą dovaną. O jo norai yra kiti ir jisai suprato, kad persivesti arba kažkaip tai kitaip panaudoti, tai jisai negali. Ir tada klausimas yra apie tai, ar čia tikrai dovana. Ne, brangieji, tai nėra dovana. Tai apie tai aš ir noriu pakalbėti, nes dovana, kuria negali naudotis, tai yra ne dovana. Tai yra kontrolės priemonė. Tai yra kontrolės ir manipuliavimo priemonė. Galbūt tai yra geri tėvų ketinimai. Galbūt. Bet dažniausiai po tais gerais ketinimais slypi noras jums parodyti, kad jūs esat dar ne visai suaugę, kad jūs dar negebėt prisiimti atsakomybės, kad jūsų tėveliai žino geriau už jus, kas jums yra naudinga, mokintis, kaip naudotis turtu, kur leisti pinigus ir panašiai. Tai pirmas dalykas, jūs niekaip negalite šalia tėvų jaustis suaugusiais ir atsakingais vaikais. Jūs jaučiatės tiesiog vaikais. Iš šito turime išmokti išlipti. Antras momentas yra, tėvai iš tiesų nori išlikti svarbus jūsų gyvenime. Ir jeigu jie mato tik tokį įrankį, kaip būti jūsų gyvenimuose, tai jie jį ir naudosis. Galbūt tai yra iš kartos į kartą, ir panašiai, bet kartais mes neprisileidžiam tėvų į savo gyvenimus ir jie randa tik tai tokį būdą būti mūsų gyvenimuose. Tai irgi išsprendus tam tikrus niuansus, ar ne, galima šitą santykį labai gražiai sugrąžinti ir atstatyti. Ir trečias momentas tai yra mūsų tėvų nesaugumas, bet tai yra jau jų rūpestis, ar ne? Jų pačių baimės, jų pačių įsitikinimai apie tai, kokie mes, ką mes galim, ką mes gebam. Ir noras savaip apsaugoti mus nuo kažkokių tai patirčių. Bet tai pasireiškia kaip labai didelė kontrolė ir manipuliavimas. Ir kartais tuomet yra geriau
grąžinti dovanas. Taip, jeigu įmanoma. Neišeis išlaikyti sveikos emocinės savijautos, jeigu jūs priėmėte ir nesutarėte iš anksto dėl sąlygų. Pasidraskyti teks, atstatyti savo ribas teks, norint, kad jūsų nenuviltų ir nesigamintų papildomas stresas, kas kart bendraujant su vienu iš tėvų, prieš kurį jūs jaučiatės kažkaip tai dėl dovanos. Bet vėlgi grįžkim prie to, kad tai yra apie jūsų tėvus. O jūs esat jūs. Tai jūs iš savęs galite žiūrėti, kaip jūs į savo vaikus žiūrite, ką jiems dovanojate, ką leidžiate savarankiškai spręsti, ką leidžiate nesavarankiškai. Kiek jūs patys juos kontroliuojat, kiek nekontroliuojat, ne? Kiek patys jais tikit, kiek netikit. Va čia galima labai stipriai pradėti užveržinėti iš kartos į kartą persiduodančius įsitikinimus ir jums patiems per santykį su savo vaikais gyja žaizdos su jūsų tėvais. Ir nebūtinai reikia ten bendrauti, nebūtinai reikia susitikti, nebūtinai ten reikia kažkaip tai ieškoti kažkokių tai labai tokių intimių sprendimų, ar ne? Ne. Kartais iš tiesų, net ne kartais, pakankamai dažnai mes galime išspręsti santykį savo viduje, neįveliant tėvų. Kodėl? Vėlgi hierarchija. Tėvai eina link vaikų. Mes vaikai galime padėti tėvams. Ir tai sveikintina padėti tėvams. Čia dar viena tokia kryptelė. Bet jei po to jaučiamės nuostabiai. Tai yra, aš nuvažiavau pas tėvus, jiems padėjau pasodinti, sutvarkiau kambarius, ar ne, nuvaliau langus. Ir nuo dėkingumo aš turiu pilnai, savaitį ir daugiau energijos. Tada yra ok. Bet jeigu aš ten važiuoju iš noro, kad mane pagirtų, mane priimtų, kažkaip tai, kad būčiau ta gera, arba tas geras. Ne. Tai yra jau pažeidimas, nuo kurio iš tikrųjų pas jūs vėlgi formuojasi papildomas stresas. Taip, kad saugokit save, stebėkit ir peržiūrėkit dovanas. Ir prieš priimdami iš tiesų labai rimtai pagalvokit. Ne tik ką sako, bet kokie elgesio normatyvai buvo ir prieš tai. Tai šiandien tiek ir iki susitikimo.